Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Šiandien mes padarysime pauzės vartotojo sąsają. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Praeitos pamokos metu mes padarėme pauzės servisą, o dabar galim padaryti vartotojo sąsają. Tai mums visų pirma reikia sukurti kanvasą. Tai ir padarysime. Nusileisim prie UI ir sukursime kanvasą, kur ir kursime mūsų vartotojo sąsają. Jeigu pažiūrėsime į kanvasą per scene langą, per 2D, tai galim pamatyti, kad jis yra tokio dydžio, kokio dydžio yra mūsų game langas, mūsų ekranas. Jeigu aš sumažinsiu game langą, tai pas mane sumažės ir kanvasas. Ir dabar viduj to kanvaso mes sukursime post panelį. Tai spaudžiame ant kanvaso, nusileidžiame prie UI ir pasirenkam punktą panel. Pas mus atsiranda panelis, kuris uždengia visą ekraną. Aš noriu padaryti taip, kad mano panelis būtų truputį tamsiau, tai čia aš pasirinksiu juodą spalvą. Ir galim padaryti jį truputį tamsesnį, kad jis nebūtų toks permatomas. Tai tarkim iki 150 patemsim tą sliderį. Ir dabar aš noriu padaryti dar taip, kad tas langelis pas mane eitų ne iki kampų, o truputį mažiau. Tai padarysime taip, kad atstumas būtų po 50 pikselių nuo kiekvieno krašto. Tik Position Z paliksim kaip 0, netyčiai parašiau. Ir duosim pavadinimą Post Panel. Ir mes turime padaryti taip, kad mūsų elementai didėtų kartu su ekranu. Jeigu ekranas pas mus yra didelis, tai ir elementai turi būti didesni. Jeigu ekranas pas mus sumažės, tai ir elementai turi irgi sumažėti. Parodysiu jums pavyzdį. Pridėsim paprastą mygtuką, tik mums reikės papildomai pridėti ir TextMesh Pro. Tai spaudžiame Import TMP Essentials. Tik TMP Essentials, Example and Extras mums nereikalingas ir galim tą langą uždaryti. Kaip matote, atsirado tekstas. Ir jeigu aš sumažinsiu tą dalyką, ir kaip jūs matote, pas mus panelis sumažėjo, bet mygtukas liko toks, koks ir buvo. Dabar padarysime tokį dalyką. Aš pasirinksiu kanvasą ir čia pas mane yra toks komponentas kaip Canvas Scale. Ir aš noriu pasakyti, kad noriu keisti visus elementus kartu su ekranu. Ir čia galim nurodyti, o koks pas mus bus ekranas, kuriam mes darysime tą žaidimą. Na, pagal nutelėjimą galim pasirinkti Full HD ekraną. Tai 1920 ant 1080. Ir čia galim pasakyti, kad mes norim ekspandinti. Ir kaip matote, dabar mūsų mygtukas sumažėjo. Ir jeigu aš mažinsiu ekraną, tai mygtukas pas mane toliau ir mažės. Viskas veikia taip, kaip mes ir norėjome. Dabar, kad būtų paprasčiau dirbti, vietoj Free Aspect mes galim pasirinkti Full HD ekraną. Ir taip atrodys mūsų pauzė Full HD ekrane. Galim pažiūrėti per visą ekraną, na ir matom, kaip tai atrodo. Ir aš dabar siūlau pridėti čia užrašą Pause ir 3 mygtukus, tai Resume, Settings ir Queue. Tai pridėsime čia naują objektą, kuris vadinasi TextMesh Pro. Ir pavadinsime tą objektą Title. Galim iškart padėti į viršų ir nurodysim, kur jis pas mus turi būti. Tai pasirinksim viršutinius 2 taškus. Pasakysim, kad jis turi būti pas mus tokiu būdu ištemptas čia. Galim jį truputį padidinti, pasakysime, kad jis bus pas mus aukščiu 250 ir tada pagal Y mes turime jį truputį nuleisti. Arba vėl paspausti ant to ikono, laikant Alt mygtuką. Ir tada jis čia normaliai nuvažiuos atgal. Ir galim parašyti norimą tekstą. Tai tekstas pas mus bus Pause. Galim tą tekstą truputį padidinti. Tegul būna 140. tą tekstą aš padėsiu per vidurį ir galbūt truputį nuleisiu. Vėl paspausim Free Aspect ir pažiūrėsime, kaip tai atrodo, jeigu mes mažinsim ekraną. Ir atrodo visai neblogai. Aišku, tą pos galim kažkaip dar pakeisti. Tarkim, padarysim taip, kad visos raidės būtų didžiusios pas mus. Taip pat mes galim padaryti taip, kad mūsų tekstas būtų ryškesnis. Ir taip pat galim pridėti kažkokį materialą. Paspausime čia dešinį plytės mygtuku ant mūsų shaderio, nusireisime prie punkto Create Material Preset ir sukursime naują presetą, kurį galim pavadinti Post Title. Ir čia dabar galim pažaisti taip, kaip mes norim. Tarkim, pridėsime outline. Nurodysim, koks jis pas mus turi būti. Tarkim, 0.35. Arba 0.3. 0.3 galbūt truputį geriau atrodo. Ir taip pat galim čia pridėti ir šešėlį. Tai pasakysime, kad šešėlis turi eiti į dešinę pusę ir žemyn. Tai pagal X į teigiamą pusę, pagal Y į neigiamą pusę. Ir matome, kad atsirado pas mus toks šešėlis. Dabar tekstas tikrai atrodo geriau, negu buvo prieš tai. Ir jeigu norim, galim pridėti truputį blūro. Tegul būna 0.1. Na va, tikrai gerai atrodo.
Dabar prieiname prie mūsų mygtukų. Tai pas mus yra mygtukas ir tą mygtuką mes pavadinsime Resume Button. Pasirinksime jam dydį ir pereisim prie teksto. Tekstas pas mus bus Resume. Ir galim pasakyti, kad dydis to teksto pas mus bus 48. Tekstas tegul pas mus būna baltas ir padarysime jį tokį pat, kaip pas mus buvo ir POS. Tai lygiai taip pat galim sukurti naują shaderį. Pavadinsime POS Panel Buttons. Na ir taip pat uždėsime nedidelį outliną, galbūt 0,2 ir underlay. Taip pat, kad būtų gražiau, pereisim prie mygtukų nustatymų ir pakeisime čia spalvas. Tai tegul normal color pas mus būna pilkas ir permatomas. Tegul alfa kanalas būna 50 ir mes padarysime jį truputį pilkiau. Va taip. Highlighted color mes padarysime šviesesnį. Lygiai tokį pat, bet alfa kanalas tegul būna 100. Pressed color lygiai toks pat kaip ir highlighted color, bet truputį žalesnis. Vos. Selected color tegul būna toks pat kaip ir normal color. Na ir disable tegul būna juodas. Išjungsim mygtuką, na ir matome, kad va, jis yra juodas. O navigation pas mus bus none. Jis mums nereikalingas čia. Paspausim play ir pažiūrėsime, kaip viskas veikia. Užvedam pilytę, matom, kad jis tapo šviesesnis. Paspausime truputį, matom, kad jis tapo žalias. Bet tikriausiai žaidimo metu mes tos žalios spalvos nepamatysime. Ir dabar reikia padaryti settings ir quit mygtukus. Tai tą mygtuką mes galim pakelti truputį aukščiau, galbūt iki 50 gal Y ašį. Ir naudojant Ctrl D sukursime dar 2 mygtukus. Vieną nuleisim į -50, o kitą į -150. Arba galim didesnį atstumą padaryti tarp jų. Galbūt taip geriau. Ir pervardinsim tos mygtukus. Tai tas mygtukas pas mus bus Settings button, taip pat pakeisime ir tekstą. Tai atidarysime mygtuką, pažymėsim tekstą ir parašysim kitą tekstą čia. Na ir paskutinis pas mus bus Quit button. Ir taip pat pakeisim tekstą ir čia. Pažiūrėsime, kaip atrodo mūsų pauzė. Tai viskas kaip ir visai neblogai. Dabar reikia parašyti skriptą, naudojant kurį mes galėsime valdyti tos mygtukus. Tai viduj scripts folderio sukursime naują folderį, kurį pavadinsime UI. Ir viduj to folderio sukursime naują folderį POS. Na ir čia bus skriptas POS UI. Iškart čia sukursime fieldą, kuris bus atsakingas už POS panelį. Ir parašysime 2 metodus, naudojant kurį galėsime įjungti panelį arba išjungti panelį. Tai pas mus bus show ir hide metodai. Ir kai pas mus pasileidžia žaidimas, priklausomai nuo to, ar pas mus paleista pauzė ar ne, mes arba įjungsime tą panelį, arba jį išjungsime. Tai tam, kad tai padaryti, mes kreipiamės prie serviso. Na ir turime pasirašyti ant atitinkamų metodų viduj on enable ir atsirašyti viduj on disable. Ir galim pažiūrėti, ar viskas pas mus veikia. Tai viduj canvaso aš sukursiu naują objektą POS. Ta objektą aš ištempsiu per visą ekraną. Ir į tą POS objektą aš įmesiu POS panelį. Ir dabar ant POS aš galiu užmesti skriptą POS UI. Ir nurodyti POS panelį, kaip POS panelį mūsų skripto. Paspausime play ir pažiūrėsime, kaip viskas veikia. Na va, viskas veikia, aš galiu paeiti, pašokti, paspausti escape ir pas mane atsiranda pauzė. Aš galiu paspausti ant visų mygtukų, bet kol kas jokio funkcionalumo nėra. Tai tą funkcionalumą dabar ir parašysime. Atspaudus, viskas veikia toliau. Tai pas mus yra pauzė, mes galime įjungti ir išjungti tą pauzę. Dabar sukursime skriptą POS buttons. Parašysime tokį paprastą metodą, tai čia pas mus bus metodas onResumeClick ir mes tiesiog išjungsime pauzę, taip pat pas mus bus onSettingsClick ir mes išvesime į konsolę settings ir taip pat pas mus bus onQuitClick. Kol kas mes tiesiog išjungsime žaidimą, bet vėliau mes darysime kitus veiksmus. Ir čia mes sukūrėm papildomą if Unity Editor bloką, nes mes galėsime išjungti žaidimą tik tokiu atveju, jeigu jis yra paleidžiamas per editorių. Jeigu mes žaidimą subildinsim, tai ta eilutė neturi veikti. Grįžtame atgal ir ant POS panelio užmesime POS buttons skriptą. Ir ant visų mygtukų mes galim pažymėti iškart visus mygtukus, paspausti plus ir užmesti tą POS panelį. Ir mes matysime, kad atsiranda POS buttons mygtukas ir pasirinkti atitinkamą funkciją galėsime. Aš tave truputį patrauksiu ir mes galim dabar pasirinkti funkciją ResumeClick. Prie settings mes pasirinksime settings ir prie Qt mes pasirinksime Qt. Tai dabar, jeigu mes pašoksim, paspausim escape, paspausim settings, tai konsolėje atsiranda užrašas settings. Paspausim resume, mes grįžtame atgal, paspausim escape dar kartą ir paspausime Qt, mes išeiname iš žaidimų.
Ir jei mes norim, kad tas pos panelis mums netrukdytų, mes jį galim paimti ir išjungti laikinai. Bet vis tiek, kai mes paleisim žaidimą ir paspausim pos, jis vis tiek įsijungs pas mus. Tai dabar jūs žinote, kaip padaryti pauzei vartotojo sąsajos elementus. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.